Labą pavakarę, brangus ir mėly lietuviško futbolo gerbėjai ir žiūrovai. Sveiki atvykę į Dariaus ir Girėno stadiono ir turbūt bene labiausiai intriguojantis susitikimas po tų burtų, kuriuos ištraukė Edgaras Jankauskas. Kauno Žalgiris šiandien savo namų stadione priima Vilniaus Žalgirį ir tai yra tikra šio sezono klasika. 7 pergalių iš eilės serija. 6 mačai buvo laimėti lygoje ir 1 taurėje. Dabar Mamičius daug erdvės. Mamičiaus perdamas smūgis galva. Konate ten taip pat skubėjęs, perimo kamuolį, jo šūvis. Ir Burahimas nusprendė patikrinti ir varžovų vartininką ir net pavyko iššokti į antrą vietą. Pasė pernai mušė daug ir per tą kiekį rungtynių, kurį jis sužaidė, bet šį sezoną Pasė turi problemų. Čia nėra nuošalės ir Rozarijo Latušanas muša įvartį. Muša įvartį ir galima jį užtvirtinti šį įvartį, kadangi nuošalės tikrai nebuvo. Rozarijo Latušanas. 1-0 37 minutę ir kauniečiai veržėsi į priekį. Keitimas, aišku, priverstinis, bet žaisti nesužaidė nė vienerių rungtynių. Dabar Konate yra griaunamas, geltona kortelė yra rodoma čia. Už pražangą prieš Brahimą. Žalgiriui pavyktų čia nugalėti Vilniaus Žalgirį. Galbūt po šios situacijos Vasė įsibėgėja, čia daug erdvės ir iš tikrųjų niekas iškart taip greit neprieina dvikovose nuo pirmųjų minučių. Ir Dabkus apskritai yra vienas iš 7 čia po šios situacijos. Čaviaus Mendi! Tranquilo! Sako Čaviaus Mendi ir muša įvartį, bet kokį reidą atliko ispanas. Fantastiškai žaidžia jis ir siunčia aiškiai žinią. Šiandien Kauno Žalgiris nori pasiekti pergalę ir keliauti toliau taurėje. Atskubo čia Dabkus ir kamuolį pasiemo jis, smūgis kairę koją. Demonstruoja čempionai ir taurės savininkai. Tiesa, dabar Ovidijus Verbickas norėtų ir kampinio ir nepaisant to, kad to kampinio negauna, proga ten buvo pakankamai nebloga. Martynas Dabkus Florianui Davidui šios smūgis. Pastaraisiais metais Kauno Žalgiris, tiksliau Vilniaus Žalgiris taurėje keliaudavo toli, o čia iš tikrųjų štai tokia situacija. Ir turbūt nėra ką ir pridurti. Kamuolys vartuose. Ir jeigu jau tokie įvarčiai krenta, nežinau ką ir daugiau pasakyti. Dėl pralaimėjimo Vilniečiai daug laiko neturės. Pasė kovoja dar ir čia iki galo dėl 4 komandos įvarčio. Viskas. Manfredas Lukianšukas skelbia šių rungtynių pabaigą ir 90 minučių šiandien užteko šiame aštuntfinalyje.